Visų pirma, sveikinu su sėkminėm. Turbūt šiandien tai turbūt pats svarbiausias dalykas, kas vyksta, ir didžiulės šventės visur, visoje Lietuvoje. Ir kituose miestuose tai dar didesnį yra iškilmės, susirenka didžiuliai būriai mūsų. Tai visų pirma, perduoti reikia mūsų sesėm ir broliam didžiulius sveikinimus. Ir reikia švęsti šventąją dvasią kiekviename mūsų ir džiaugtis ir tikėtis, kad mūsų įpūs geriem darbam, įkvėps geriem darbam, kad mes galėtum toliau judėti, sveiki, ryžtingi, drąsūs ir veikti Lietuvos politiką ir viešąjį gyvenimą. Dėkuoju gerbiamam Aleksandrui ir jūsų Krikščioniškos kultūros institutui, kad pakvietėt susitikti. Dėkuoju visiems, kurie atvykot po mišių, kiek spėjot. Turbūt pasakysiu pagrindinį dalyką, pagrindinį akcentą, ką visą laiką kartoju per prezidento rinkimus. Ir čia pakartosiu lygiai tą patį, kad pasiekti realių rezultatų galima tik tai per politinės sistemos keitimą, drastišką politinės sistemos keitimą, nes pakeisti vieną ar kitą kažkokį elementą viešojo gyvenimo jį galima pasiekti. Ne visada tai lengva, jeigu tai yra su vertybėmis susijęs elementas, tai to pasiekti yra tikrai labai sunku. Netgi, žiūrėkit, elementariausias dalykas atrodytų, jūs taip peikėt liberalus, o aš priešingai, aš liberalus su šypsena žiūriu Seime ir kreipiuosi, jau sakau, jeigu jūs iš tiesų esat liberalai, jūs turėtumėte suteikti teisę savo tėvams leisti pasirinkti vaikų teisę reiškia tą gyvenimo mokymų programos dalį, ar ne? Tėvai turėtų parinkti savo vaiko, ar jie nori, kad būtų, reiškia, švietimas atitinkamas, reiškia, ten seksualizuotas, neseksualizuotas, ar jo neturi būti ir nuo kada turėtų būti, ar ne? Tai čia būtų liberalu. Kita kartą yra taikliau atakuoti tas visuomenės grupės ir tą ideologiją per ją pačią. Tai, sakau, tai jūs turėtumėt balsuoti už, palaikykit projektą, kad mes neturėtumėm prievolę savo vaikus vesti į, reiškia, tas gyvenimo ugdymo dalies pamokas, kurios susijusios su vertybiniais pasirinkimais. Na ir žinot, ką gaunu, ir taip tiesiai vieną kartą Seime tą ir padariau, tai nusisuka tada tos tikrosios liberaliosios vertybės jų nebelieka, pasirodo liberalo nebeliko tenai. Ir jisai sako, ne, vis tiek palikime prievolę tėvams, pareigą, kad vaikas būtų privalomai visą laiką pagal tą ugdymo programą nuo pat mažens žinotų apie daugelį dalykų, kuriuos tik tėvai gali nuspręsti, kada vaikui susipažinti ir ką turėtų susipažinti. Tai kodėl aš tai sakau, kad net ir kai tik tai susidurėme viešajame gyvenime su tomis situacijomis ir tais siekiais, kurie susijęs su vertybiniais dalykais, ar ne, su krikščioniška pasaulėžiūra, tuomet iš tiesų pasiekti rezultatų yra labai sunku. Bet jeigu kalbėt apie kitokius rezultatus, ten kažkokias, ten pensijų kažkokia reformos, ten dalelės pakeitimą arba ten išmokos kažkokios, dar trečias dalykas, tai šitus dalykus galima šiaip netai pasiekti, bet jisai duos labai trumpalaikį rezultatą. Jisai neduos tikro ilgalaikio rezultato, vertybinio rezultato, kuris leistų valstybei vystytis ir žengti tuo keliu, kurio jį gerbtų kiekvieną Lietuvos pilietį, kuri gerbtų vertybinį pasirinkimą jo, kuri gerbtų jo požiūrį, jo tikėjimą galų gale, nes šiuo metu mes tokio dalyko dėja neturime. Ir požiūris į tikėjimą ir ta pasirinkimo laisvė yra ganėtinai uždara. Ir tą jūs paminat turbūt per COVID pandemiją, kai viena iš Seimo narių bažnyčiose vaikė žmonės dėl to, kad jie ten iš vis neturėjo teisės susirinkti. Tai čia kaip vienas iš pavyzdžių ir tai yra tiesiog nesuvokiamas, žinot, 21 amžiuje gyvenant, tai atrodytų, kad jau turėtumėm priimti žmogaus teisę tikėti, žmogaus teisę susirinkti bažnyčioje, bet
Seimo nariai kai kurie galvoja kitaip ir parodo labai aiškiai tos politinės vertybės. Taigi, apibendrinu, ką norėjau esminio pasakyti. Tai yra, kad bet kokio pokytį galima pasiekti tik tai per politinės sistemos keitimą. Tik tai per politinės sistemos keitimą. Esminį. Ką reiškia politinės sistemos keitimas? Esminis mano vertinimu tai turėtų būti susijęs su 3 elementais. Mes turime Lietuvoje tiesioginė demokratija ir atstovaujamoji demokratija. Dvi demokratijos formos yra. Lietuva yra demokratinė valstybė. Ir dėja, jūs kaip piliečiai nei tiesioginės, nei atstovaujamosios demokratijos realiai neturite galios paveikti politinių sprendimų. Tai yra realybė. Realybė kodėl? Referendumas, nekartosiu, 300 000 parašų techniškai surinkti to yra neįmanoma. Ta yra ne kartą, vieną kartą tik pavyko tai padaryti. Ir tai Konstitucinis teismas neleido tada surinkti referendumo. Pirmas dalykas. Antras dalykas, iš tiesioginės demokratijos yra tokia įstatymų iniciatyvos teisė, turbūt žinot ją. Piliečių įstatymų iniciatyvos teisė yra, kai piliečiai surenka 50 000 balsų ir ateina į Seimą pristato teisės aktą. Tokių iniciatyvų yra Lietuvoje buvę, bet kadangi įstatyminiai, reiškia, ta procedūra, kaip piliečių įstatymų iniciatyvos teisė vyksta, yra formalizuota įstatyme ir joje nėra jokių terminų realių, tiesiog nėra terminų, tai praktiškai visos iniciatyvos atsigula į stalčių, nes jos nėra svarbios paprastai. Lietuva turi daug svarbesnių dalykų, negu kad priiminėti piliečių iniciatyvos pagrindų siūlomus įstatymus. Aš taip šaržuoju, bet taip yra. Na ir galų gale kita paskutinė tiesioginės demokratijos forma, kuri yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tai yra peticijos, ar ne? Pilietis, bet kuris gali parašyti peticiją, jūsų organizacija gali parašyti peticiją, mes norim to ir to ir to. Per visą mano laiką Seime, tai yra jau 1,5 metų, aš neatsimenu nei vienos peticijos, kuri būtų patvirtinta pozityviai Seime. Jos visos yra draugiškai atmetamos. Bet čia dar būtų nieko. Įsivaizduokim, kad piliečiai tokie neišmintingi, kad nesugeba pasiūlyti nieko gero ir ten susirinkę Seimo nariai yra išmintingesni ir galvoja, kad jie daro vien klaidas piliečiai. Na, sakykim, turėkim tokią prielaidą. Bet aš jau pasakysiu esminį elementą, kuris tiesiog šokiruojantis. Kai patekau į Seimą ir buvo pirmasis peticijų svarstymas, aš kaip teisininkas, kaip sąžiningas atstovas atsidarau dokumentus ir imu skaityti tuos dokumentus. Ir tarp visų dokumentų, kur yra sprendimas dėl peticijos, aš nerandu pačios peticijos. Tada aš atsistoju prie šoninio mikrofono Seime ir klausiu, sakau, gerbiamas Seimo pirmininkė, aš nežinau, kaip balsuot, dėl to, kad mums pateiktose dokumentuose nėra pačios peticijos. Seimo pirmininkas patikrina, iš tiesų neranda peticijų pridėtų prie mūsų sprendimų. Todėl 10 peticijų Seimas turėjo atmesti. Siūlymas buvo iš peticijų komisijos atmesti peticijas. Ir nėra pačių peticijų. Jo, sako, darom pertrauką, pusvalandžio pertrauką, po pusvalandžio mes susirinksim ir vėl svarstysim. Po pusvalandžio vėl ateinam ir peticijų nėra originalo. Per tą laiką prie manęs prieina Seimo sekretoriato atstovai ir sako, žinot, peticijų negalim pateikti dėl to, kad asmens duomenys, mes negalim pateikti asmens vardo, pavardės, ten viskas išdėliota, negalim tų peticijų pridėti. Skuplaugai, jūs norite pasakyti, kad Lietuvos Respublikos pilietis kreipėsi į mus kaip Seimo narius, norėdamas, kad būtų išspręsta tam tikra problema ir mes kaip Seimo nariai negalim žinoti, kas į mus kreipėsi. Sakau, jūs juokaujat. Sako, žinot, Europos Sąjunga, GDPR, tas vadinamas garsus, ne, ten duomenų apsaugos reglamentas vadinamas, reiškia, ir taip toliau įstatymai čia ir pradeda kurti. Tai sakau, jeigu jūs taip jau kūrėt ir būrėt, aš jau supykė, sakau, tai jūs, reiškia, panaikinkit pavardes. Ta, ką daro teismai savo teismais po sprendimus, jūs jeigu dabar skaitysit teismų sprendimą bet kokį, tai jūs pavardžių nematysit. Tai yra anonimiškos padaryti sprendimai, kuriuose nesimato nieks. Jau padarykit tai. Jeigu jau jūs kalbat apie duomenų apsaugos reglamentą, kuris, mano įsitikinimu, čia neturi būti taikomas niekam. Nes Seimo narys, į kurį kreipiasi pilietis su peticija, turi teisę susipažinti su pilnu dokumentu. Tam pilietis ir kreipiasi. Jis nesikreiptų į Seimo narį. Čia tas pats, kas jūs man atsiunčiat laišką ir aš jo negaliu perskaityti, nes saugo jūsų duomenis. Tai
atsakymas buvo toksai, kad negalim ir nuosmeninti šitų dokumentų, todėl kad labai daug kainuoja laiko ir gali nespėti Seimo sekretoriatas. Aš jums cituoju, kas įvyko. Prisipažinsiu, aš blogas Seimo narys, aš nedalyvauju tokiuose balsavimuose. Aš iš jų išeinu. Todėl kad iki šiol Seimas balsuoja dėl Lietuvos Respublikos piliečių peticijų, neturėdamas ir nematydamas pačios peticijos. Aš pradžioje balsavau prieš. 1, 2, 3 mūsų būdavo prieš. Tai kas iš to? Koks tikslas dalyvauti beprasmėm, tokioj beprasmybėj, kurioje... Bet pats faktas yra, Vėgėlė pristato, yra politinė iš karto konjunktūra, stabdom, paleiskim savus tik tai. Savo dokumentą galim praleisti, o kito asmens, reiškia, praleisti nedėrėtų. Tai štai taip su daugeliu projektų, dėl to, kad tu neturi, esi, reiškia, tai mažumą realiai atstovauji. Mažumą, kuri kovinga, kuri nori realių permainų, tikrų permainų. Ir pasiekti jų įmanoma yra vieninteliu keliu, kaip jau sakiau, per politinės sistemos keitimą, o politinės sistemos keitimą galima pasiekti tik tai įgyjant politinę galią. Jokių kitų būdų techniškai nėra. Tik per politinės sistemos keitimą, pasirinkus labai aiškius prioritetus, pasirinkus labai aiškų finansavimą toms sritim, kurias mes laikom prioritetus, ir tai pasiekti per politinę galią. Politinę galią galima pasiekti dėja, ir čia iš karto užbėgsiu už akių gal ir klausimų potencialiem, per dalyvavimą politiniuose procesuose. Kaip žinote, politiniam procese gali dalyvauti tik politinės partijos. Niekas kitas Seime negali būti išrinktas, tik per politinę partiją. Jeigu dalyvauja ne politinė partija, o per vienmandatininkus, pavyzdžiui, sakydam, einam mes nepriklausomų, ten kokia nors piliečių sąjunga per vienmandatės. Vadinasi, jūs jau pusę esate pralaimėję, nes daugiamandatė padalinami pusę Seimo narių, reiškia, ir pusę per vienmandatės. Vadinasi, iš karto pralaimėjimas yra, tu pjauk viską per pusę. Vadinasi, logika yra vienintelė, tai yra būtinumas turėti politinę partiją, pasirinkti politinę partiją, su kuria veikti ir su ją įgyti galę Seimo rinkimuose. Tai toks yra planas. Birželio mėnesį mes bandysim apjungti visus telkties komitetus, kurie susibūrė ir būrėsi toliau, dabar važiuoju per visą Lietuvą ir būriu juos, susiburti ir nuspręsti, ar kokiu laiku, ar kūrėme politinę partiją, ar kūrėme visuomeninį judėjimą. Bet logika, žinoma, yra ta, kad be politinės partijos ilgainiui tu tiesiog neįmanoma yra pasiekti ir įgyti tos politinės galios. Tai yra akivaizdu. Tai vienintelis kelias – politinė galia. Tai arba pavyks šitas projektas, jeigu nepavyks, tai toliau rėdėsim tą seną vagą. Ir ta sena vaga turbūt bus tokia, kad mes atsibūsim ir pamatysim, kad valstybė ne tik nustato, apie ką ir kada turi girdėti mūsų vaikas, bet turbūt nustato ir kada mes galime ką nusipirkti, jeigu nusiperkame arba važiuojame ne ten, gali apriboti mūsų teises įsigyti maistą, paskolą gauti, dar kažką. Čia taip atrodo kaip kažkokia pseudo realybė. Tai yra visiškai akivaizdus ir aiškus projektai, kurie yra pasaulyje tiesiog stulbinamų greičių eina. Tas socialinis kreditas, kuris yra Kinijoje, tai ES nieko neatsilieka nuo to. ES irgi juda link šito projektų ir pakankamai aiškiai, nieko neslėpdama. Bet kad pasiekti rezultatų realaus, tu turi realią galią įgyti. Jie galima įgyti įvairiais metodais, jie galima ten formuoti ir taip toliau. Paprasčiausias tiesusis kelias tai yra per politinės partijos ir per politinę galią įgymą Seime, tai toks būtų tiesus. Jis yra irgi nelengvas, netgi ir toks tiesus. Sunkiai įsivaizduoju. Ir aš netgi sakyčiau, kad tai nėra prioritetas. Aš manyčiau, kad, žinot, valstybės gyvenimas negali būti pasiektas ramus, toks evoliucinis kelias, tu negali vienu metu paimti ir viską nukirsti. Tu gali atėjęs pradėti kreipti,
ir nukirtinėti po kažkokią tai reguliacinius dalykus. Instituciją išnaikinti, mano vertinimu, yra labai sudėtinga. Bet kokiu būdu pakeisti jų, žinot, pasakysiu visai pabaigai. Tokią logiką, kuri, na, juk teisėjai tai irgi yra žmonės. O visi žmonės dėja, bet didžioji dalis, ne visi, bet didelė dalis žmonių, jie įsiklauso į galią. Ir jeigu yra tam tikras politinė konjunktūra, politinė galia, tai įsiklauso ir ją girdi. Ir ją mato. Tai, na, lygiai kaip ir tas Konstitucinio teismo sprendimas dėl šeimos sampratos, ar ne, dėl partnerystės. Na, jie girdi politinę galią. Dabartinė politinė dauguma, jinai ir pozicijoje, ir opozicijoje, jeigu jūs apklaustumėt Seime, jie visi pasisakytų už partnerystę. Dauguma būtų tokia Seime. Taip. Tik nieks viešai nenori balsuoti. Visi nori atiduoti sprendimų galią kitiems, kam, kad priimtų tokį sprendimą, jie sakytų, mes nieko daugiau negalim padaryti. Nieko negalim daugiau padaryti. Va, žiūrėkit, Konstitucinis teismas priėmė, sakau, žiūrėkit, jūs norit pataisyti Konstitucinio teismo sprendimą, jums nepatinka. Panaikykim civilinį kodeksą. Aš pristačiau pataisas 2 kartus ir Teisėtvarkos komitetas man nukerta, sako, tu prieštarauji Konstitucijai. Naikindamas teisės aktą, civilinio kodekso straipsnį, aš prieštarauju Konstitucijai. Sakau, ar jūs pablūdot? Ašgi nekuriu kažko. Aš noriu panaikinti civilinio kodekso normą apie partnerystę. Viskas, sakau, dėkui. 2 kartus pristačiau, 2 kartus nepraleidžiau. Ir jūs galvot, kad balsuoja vien tik tai reiškia, čia, žinot, reiškia, 8 ten buvo mes, tai iš 8, 6 už, reiškia, kad prieštarauja Konstitucijai, 2 susilaiko. Tam tarp aš susilaikau, kadangi negaliu balsuoti. 6 už. Tai galvoja tik socialdemokratai, ne, ir konservatoriai tie patys. Visi. Ten nevyksta pozicija, ten vyksta vertybinis požiūris, čia pats svarbiausia. Ir visiems yra labai patogu. Žiūrėkit, Konstitucinis teismas dabartiniai politiniai sistemai yra labai patogus, nes jis įsiklauso. Aš vėliuosi, kad jis įsiklausys, kai politinė sistema pasikeis. Čia pagrindinis. Sakykit, prašau. Tai klausimas būtų toks. Aš sakyčiau, tai yra pati didžiausia problema šiuo metu pasaulyje. Lietuvoje gal viena iš pagrindinių problemų yra, kad pagal dabartinį gimstumą kažkur kas 5 vaikas yra nužudomas. 5000 vaikų į metus yra pražudomi abortais. Per paskutinius 36 metus tai ten susidarytų apie 200 000 Lietuvos populiacijos. Tai kai mes kalbame apie milžinišką demografijos problemą, taip toliau, ir tuo pačiu metu pražudome po 5000 vaikų metus, tai yra visiškai veidmainystė. Ir aš suprantu, kad dabar tai nėra kortos ir jeigu manytume uždrausti arba kaip nors apriboti abortus šiuo momentu, tai sudegintų Seimą tikriausiai Lietuvos žmonės, bet klausimas yra toks. Koks jūsų yra požiūris ir jeigu būtų tokios, kaip sakyt, visuomenės palaikymas, ar jūs balsuotumėt už vaikų žudymo sustabdymą Lietuvoje? Pirmą ir pagrindinį dalyką, ką reikėtų padaryti ir kas yra padaryta ypatingai blogai Lietuvoje, jūs žinot, kad už šias procedūras planuojama, kad už jas bus apmokama iš socialinės apsaugos, reiškia, ministerijos per sveikatos apsaugą, reiškia, daug tiksliai nežinau iš kurio biudžeto, bijau suklyst, bet apmokama viešaisiais pinigais. O čia yra pats baisiausias dalykas. Ir pirma, ką reikėtų padaryti, nes kai tu pradedi apmokėti viešaisiais pinigais asmens pasirinkimą dėl aborto, yra ištrinama absoliučiai net ir ideologinė skirtis. Ne? Dėl to, kad pasakoma yra labai aiškiai. Viskas yra tvarkoje, valstybė neapmoka. Eik rinkis, nori ten, nenori ten. Tai pirmą dalyką reikėtų šitą padaryti. Antras dalykas, aš visada liksiu prie labai aiškaus pasirinkimo, kad medicinės indikacijos atveju ar kitų indikacijų atveju reikėtų labai atsargiai vertinti. Nes tai yra labai daug ir motinos, ir šeimos pasirinkimo turėtų būti dalykas. Tai, bet kai nėra medicininių indikacijų, kai nėra visų kitų dalykų, nors irgi čia labai sudėtingas yra klausimas, dėl to, kad aš turiu draugus netgi, kur
buvo visos medicinės indikacijos, kur rodė, kad vaikutis bus nesveikas ir neįgalus. Ir jie ryžosi, sako, mums tas pats, mums Dievas davė, mes jį toliau puoselėsim ir darysim ir nepatikėsim, Dievas padarė stebuklą, gimė iš tiesų mažas labai, neišnešiotas, bet jis sveikutėlis. Ir sako, įsivaizduojat, ką aš būčiau padaręs, jeigu aš būčiau atėmus jam gyvybę, ten berniukas, kuriam buvo visos medicinės indikacijos. Bet čia yra labai sunkus klausimas. Čia tikrai reikėtų, aš dėl šito klausimo tikrai diskutuočiau. Bet kiek tai liečia valstybės pinigus už tai, kad asmuo turėtų teisę daryti, kad tai būtų laisvas pasirinkimas, aš manau, kad tai ne. Vienareikšmiškai. Tai yra blogai ir į tai valstybė negali orientuotis. Bet jeigu mes atmenam, sakykime, kai ten yra pavojus moters gyvybei, ar jeigu jinai yra išprievartauta, tai kad, pavyzdžiui, ten žmogus sako, aš dabar nenoriu vaiko, ar panašiai, tokiu atveju. Žiūrėkit, norą, nenorą žmogaus pradėta, reiškia, leisti jam naudotis valstybės resursų, tai vienareikšmiškai. Čia, ta prasme, čia per daug rimtas dalykas yra. Ir valstybei, aš tikrai ne... Pirmą dalyką, ką panaikinčiau, yra šitą. Antras dalykas yra, mano vertinimu, apskritai paimti šitą temą ir į ją reikia orientuotis per švietimą. Ir klaida didžiausia, kas yra padaryta, žiūrėkit, Lietuvos švietime tai tampa kaip paprasta opcija vaikui, mamai arba šeimai. Čia yra didžiausia bėda. Ir nuo pat mažens tą sako. Čia teisė yra. Žiūrėkit, Lenkijoje didžiausi išėjo mitingai dėl to, ar ne? Tai nėra teisė. Tai klausimas yra vienas. Panaikinti valstybės finansavimą, kuris beje dabar neseniai tik įvestas. Žinot, kas yra ta konvencija? Ta konvencija yra Stambulo konvencija numeris 2. Ir ta Stambulo konvencija numeris 2 buvo pristatyta, nustebsit, jeigu kas negirdėjot, ką aš sakiau, vadžiau per ilsus, kiek galima, bet tarp labai sklaida buvo sumažinta, kai šitą leidau. Už tai, kad ten reikėjo naudoti tą socialinę lytį ir taip toliau ir matyti Facebookas pagauna. Tai žinot, kiek tai šitą naująją Stambulo konvenciją, kadangi senąją Stambulo konvenciją bijo Seimas balsuot, kadangi čia triukšmas kils, tai Nausėda pristatė prieš, dabar jau kokias 4 savaitės praėjo, prieš 4 savaitės teikė Seimui ratifikuoti naująją Stambulo konvenciją. Štai ir pavadinau. Žinot, kas tai per daiktas? Tai daiktas, kuriame yra socialinė lytis. Daiktas, kuris pripažintų 72 lytis Lietuvoje. Ten yra socialinės lyties projektas. Bet dar įdomiau, jūs nepatikėsite, kad įvyko. Tai aš nespėjau dar labai, sakau, kai nėra komandos didesnės, yra labai sunku veikti. Nespėjau paduoti teismo dar, nes čia reikėtų svarstyti, ką daryti, apskritai prokuratūra gal kreiptis. Lietuvių kalba, kai jinai yra išversta, tai yra taip apibrėžta. Ten yra tarptautinė darbo konferencijos konvencija dėl smurto, ne smurto, dėl priekabiavimo darbe. Dėl priekabiavimo darbe. Ir, bet taip pavadinta, žinokit, taip komunizmas grynas, socializmo šūkis galėtų. Dėl priekabiavimo darbo pasaulio, dėl priekabiavimo panaikinimo darbo pasaulio. Faktiškai raudonai tiek užrašyti, bus kaip, jo, 1 prie 1. Ir šita visa konvencija, jinai ateina į Seimą ir niekam, man yra neįdomi. Aš žiūriu, nieks neužsirašęs pasisakyti nieko. Aš tada apšalau, užsirašau vienas vienintelis, o paprastai jau, kai kažkas tokio, tai visi užsirašo. Ir man padeda Birutė Vėsaitė. Nu, žinot, jinai yra tokia kairių pažiūrų, stipriai kairių pažiūrų. Ir Birutė Vėsaitė sako, klausė ministrų, ministrė sako, o Nausėda įgaliojo pristatyti šitą konvenciją Zailskienę, socialinių reikalų, ne? Socialinių reikalų ministrė pristatyti šitą konvenciją. Ir atsistojo, pristato, viskas gerai. Ir Vėsaitė klausė, sako, gerbiama ministrė, ar jūs negalvojat, kad atsitiks taip kaip su Stambulo konvencija, nes čia vis tiek tas pats. O, sako, gerbiama Birutė man padėjo. Sako, man reikės aiškinti, kas tai yra iš tiesų. Nes ten yra 2 kartų parašyta ir įdomiausia, bet jūs, žinot, čia šiaip tai yra, man tai konkretus nusikaltimas. Žiūrėkit, lietuvių kalba ten nėra socialinės lyties. Jeigu jūs paimsite tą konvenciją skaityti lietuvių kalba, vertimą, autentifikuotą, su antspaudu, mėlynu, su parašais, nėra socialinės lyties.
nebūčiau aš advokatas ir žinantis, ką daro darbo konfederacija. Aš paimu originalą anglų kalbą. Ir kas apibrėžia? Priekabiavimas darbe dėl seksualinis priekabiavimas darbe yra priekabiavimas darbe dėl, ir angliškai, sex or gender. Reiškia, dėl biologinės lyties ir socialinės lyties. Sex or gender. Pas mus žinot, kaip išversta. Priekabiavimas dėl lyties yra priekabiavimas dėl lyties. Sex or gender dingo. Tai, atsiprašau, čia Seimo kanceliarija vertė? Ne, vyriausybės. Ai, vyriausybės. Čia yra kazusas, realiai. Ne, tai čia Nes ir... skandalas. Ir aš tada prakalbu, bet gerai, žiūrėkit, sukalbu, Seime atsistoju, pasakau, spėkit kiek prieš. Nu, tad spėkit. 4. Vėgėlė šalia manęs sėdėjo dar 2, kuriuos įtikino, ir atbėgęs Šeršniovas, reiškia, Utenos, mūsų kandidatas toks fainas, jisai sako, rimtai čia taip, sakau, tu paskaityk, sakau, eik tu savo, 4 prieš, susilaikė 11. Viskas. Bet aš jau nuklydau. Tai ačiū labai, kad jūs atvykot. Ačiū dar kartą, kad švęskim toliau, sėkminės, o ką? Dar į pabaigą